Ne vienam paauglio tėvui yra tekę susidurti su situacija, kai vaikas užsinorėjo nusidažyti plaukus, prasiverti auskarą ar pasidaryti tatuiruotę. Ne visi tėvai tokiems paauglių norams pritaria ir dėl to gali kilti konfliktų. Tėvams noriu pasakyti, kad būtent pirmoji reakcija tokiose situacijose yra svarbiausia. Pavyzdžiui, vietoje griežto draudimo verta pabandyti ramiai paklausti, kodėl paauglys to nori, kodėl jam tai svarbu. Dažnai tokie norai, kaip pasidaryti tatuiruotę ar prasiverti auskarą, yra saviraiškos, tapatybės paieškų ar pritapimo prie bendraamžių dalis. Tad svarbu, kad vaikas suprastų, jog pritapti bet kokią kainą neišeitis. Be to, tėvams praverstų kalbėti iš anksto šią temą tam, kad išvengtume situacijos, kai vaikas jau padaro sprendimą nepasitaręs. Todėl itin svarbu nenuverti, net jei sprendimai nesutampa. Paaugliui svarbu žinoti, kad tėvai jį girdi ir priima rimtai.